O, suradom stadioną. Kada paskutinį kartą matė tokią estafetę? Aš jau neprisimenu, kada tokį dalyką esu matęs. Ir ten perlindimas ir gyvatukas toksai. Procesai. Pradžiai taip atėjau, galvoju, bleba, bus tas duobės, kur būdavo tokios. Bet žiūriu, kad visai čia taip ir neblogai. Va, tualetas. Vienas, antras, o kitoj pusėje moterų. Atveliam, vėl liuksas. Nu, tai ką gero nusipirkom. Nusipirkom pomidorų padažą, dešrelės. Dešrelė, šį kažkokią marinuotą šoninę. Gal Estijai ten turėsim kažkokią gerą vietą. Įsikepsim. Pomidorai, kiaušiniai, aišku, alaus pasėjom, daržovės, bulka. Labai skani bulka. Eiktus, jau nežinau, kokią 3 ar 4 valandą šitą jau valgom. Pasėmėm bulkučių ir majonezą. Ką vykęs darbą. Kolega buvo aparatas kavos, tai pasiėmė. O gyvenimas verda čia. Miestelis Gaujena, jeigu nepasakiau. Tikiuosi, kad drono kadrai patiko, nes visai gražiai atrodė iš viršaus. Tai gerai, kad ne vienas vaikštau, tai turiu šitą Google šalia. Tai man Giedrius pripasakojo, kad čia yra Livonijos ordino pilies liekanas. Ir šita vieta yra paminėta pirmą kartą rašytinio šaltinės 1111 metais. Tai va, tokia įdomi vietelė. Jo, va ten tiesiai ir bus šitas išėjimas. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. Tie lubinai? Ne, čia kažkokias dalykas, net nežinau, kas šitas. Lubinai aukštesni. Lubinai jo, nekokie. Bet tai tu pasižiūrėk. Ulala. Tai va, kas įdomu, yra likę tokie senų pastatų visokios liekanos. Ir čia yra gražiai padaryta. Tai žmonės jau dirba nuo pat ryto. Estrada. Viena ir kita. Ten soliuko jo, ten dar viena estrada. Klausyk ir gražu. Upės lygis krenta, kaip sakant, ant akių, nors negalim taip sakyti, bet... Tai vakar aš buvau ant to soliuko užsilipęs, čia kur solelis matas, tai nuo to solelio dar buvo galima nusipraust. Tai čia neblogai pakliūti. Gali ir dabar nusipraust, purvo vonė, viskas. Ja. Prausimas jis yra visoks procesas. Tai va, 9 valandas išjudam. 6 diena jau kelionės. Šiandien pusryčiai tokie bus, vakar ką kepėm liko. Esi valgęs iš Baidarės taip? 10. Ir mano ponas grįžta pas mane. Tai skanaus, mėly žiūrovai. Reikia
lietuviams žiauriai gera idėja ant tilto parašyti, kas kur kaip. Viekšniai, pavyzdžiui. Nu, viekšniai ant tilto, būtų labai fainai. Buvo geras gyvenimas, būtum normaliau, kad tai va, vidurniai sugalvojo plaukti. Čia va šita zona visa yra išmėtyta tokių senvagių, kai buvo upės senas vagas, tai bet kaip atrodo gerai. Įdomu. Jo, kai sako, už galo, sako, buvo gera upė, normali vaga, ne, plaukia kažkokia nesąmonė. Bet tos nesąmonės patys linksmumai. Pažiūrėkit, kaip čia medžiai privirčia. Čia turėtų būti lydekų. Neršykla kokia. Tai kaip atrodo čia tas ruožas. Čia yra vaga, o čia tos senvagės likusios. Mes esame įplaukę kažkokį va tokį. Ir visas upės va šitas ruožas yra tokiom va išmėtytas. Labai įdomi žemėlapį, kai prieš kelionę žiūrėjau, tai tokia įdomi vieta pasirodė. Visas, o čia Estijos pasienis jau. Čia va labai gerai matos, kiek buvo ta upė pakilusi. Tai nuo čia va ten viršui sąnašas. Nu koks 1,5 metro į viršų. Aš nežinau, atrodo, kai žinai, kaip būtų nukirsta pusę baidarės. Bet kaip jinai valdos gerai. Apsikeitėm baidarėm. Och, tu savo. Aš į šitą baidarę jo vos įlindau, ten man kojos sunkiai, ten kažkur priekį nėra, kur reikia iš tų kojų. Ui, geras. Nu, bet nauja patirtis irgi. Tas lenkimas, jo kamera visiškai ant veido. Irkla irgi įdomiai. Bet pavyzdžiui, plaukti tai labai tokia, greita, lengva. Grai sportinė baidarikė tokia. Mano tai laivas visiškas. Aš su savo ten galiu atsistoti, atsiklop, daryti ką nori. Ne, blemba, dar su tuo čia.
Žiauriai įdomiai. Tik sakau, ten man kojom tai vietos visiškai nėra. Nežinau, ko ten prisikišęs į tą priekį. Nepatogu. Taip tikrai ilgai plaukti, tai kažkaip reikėtų Aš kažkaip padaryčiau kitaip biškį, nes kojom tai ten, bent jau mano kojom. Na, aš aukštesnis biškį. Kokiais 10-15 cm. Nu, tai kokie pojūčiai? Tankas. Bangas visiškai. Bet sakau, per bangas, kai varai su ją, jinai net nereaguoja tas bangas. Jo. Ir tas priekis man įdomiai, tas toksai, žinai, toli pas mane, visiškai žalia atrodo, galėtum paliesti. Aš dabar, kai žiūriu, tą atrodo visiškai mažutę baidarę. Jo. Bet manevringumas žymiai didesnis tavo. Jo. Toksai jau gali labai lengvai su ją pasisukti, kai reikia apsisukti. Aš esu tokiuose šūduose apsisukti su ją. Aš filmuoju, jeigu ką. Nu tai, jeigu čia nekeis mažas. Nieko uždėsim išmatą. Estija! Nuo tave, Marko! Tai va, pirmą kartą, aš Estijai niekad nesu buvęs. Tai pirmą kartą atplaukiau į Estiją su baidarė, dar su svetima baidarė, su salotinė. O tai tau. Jas. Lipsim Estijos žemę, dėsim savo koją Estijos žemeliai. Bet tai čia vaikštoma yra. Ir ten va upė teka. Čia nuo karvių aptverta, va pirtelė kažkokia. O išlipom tai visiškai pasikeis baidarėm, atsikeist. Gal čia geriau nelyst? Ne, aš nežinau, bet... Tarkiai gali trenkt. Jo, čia dūminė pirtis. Yra pirtis. Blemba, kaip kvepia gerai. Gerbas, karočią, viršų yra. Čia dūminė pirtis yra. Nu. Čia va kūrena Laura tos įkaista. Ir ne tik čia, šiek ir kepa. Ir kepa, ir... Eik tu savo. Jo, čia yra pirtis. Čia dūminės pirtis, kaip jau. Afigienai, pažiūrėk, čia kažkokiu drusku pridėta čerkelė. Žiūrėk, ir žolodėlę pasirinkti. Žiūrėk, čerkos dvi. Druskytės. Nu geras, tik užuolaidė. Jo, įdomu. Galima čia ir odų įkandimus ištverdžiau šito. Bet čia matos, kad yra naudojama, bet čia va atitverta, gal nuo gyvūnų čia atitverta yra. Ar nu kažko neaišku, nu ko čia. Bet čia... Iš kur čia ateina, net neaišku. Kaip pakyla ta gauja. Su baidarė, va atplaukinai būna ta pirtelė apsemta. Čia ne tik gauja, čia ir ta kita upė dar šalia teka. Čia dvi upės varo. Žiūrėk, čia gi negauja. Ar gauja? Čia kanalas. Mes įplaukėm į šitą. O Čia gauja kanalas. ten liko. Nu, čia kanalas. Tai čia va užtvindo visą tą pirtį. Tai man kažkaip nelabai jauku lysti jas. Čia vantos paliktus. Blemba, kvapas koks geras, eik tu savo. O, norėčiau aš tokiai pirteliai pasipliuškiant. Žiūrėkit, ką suradom. Ana, muskas vidurį. Nes ir šitie ne, biškė plūkė. Ar yra kažkas vidurį, ne? Kas šiandien? Tai dabar yra šitaip. Tas krantas yra Latvija.
Šitas krantas yra Estija. Ir aš jau tuoj atsitrenksiu į Estijos krantą. Jo, įdomiai gavos, kad pirmą kartą Estijai koja mano įžengė į Estijos žemelę, su baidarė atplaukiau iki jos, su kita baidarė priplaukiau. Kosmosas. Ir dar radom pirtis šitas. Gera pažintis su Estija. Esat jau nebe Guotenas, jau esat labas. Kažkokio gyvūno gaišena. Bet kas per kažko apžėlės? Nežinau. Ar tikrai, bet nesmirda. Smirda. Žinok, parša kažkokia. Bet tai apžėlės. Nu, gal kažkokia kiaulė ar kažkas. Latvijai plaukiam pievom, o Estijoje galime į miškais į pievom, o čia pievos užsemtos. Čia santaka yra su kažkokiu upeliuku. O, jau. Čia gali prisiplaukt. Čia dabar prie srovę reikės paplaukt. Nežinau, sakė, iki kilometro. Kad iki stovyklavietę savo nuplaukti. Žiūrėkit, po kokius plaukiai. Čia viskas yra užtvindyta. Medžiai visi. O pagrindinė vaga yra ten, kur Giedrius plaukia. Tai mums panašu link to bokšto. Va, ten tiesiai bokštas matos, tai kažkur link to bokšto reikia varyti pievom. Aš varysiu pievom, srovė mažesnė. Šiaip net neįsivaizduoju, kur čia plaukt, nes neaišku, kur ta vaga. Viskas išsilieja. Nu jo, va čia vaga. Ir vienoj pusė išsilieja, ir kitoj pusė upės. Šiaip tai čia kabinam prieš srovę. O srovė tai tokia upė patvinus eina, savo čia yra ką paveikti. Nežinau, kur plaukti, iš tikrųjų reikia žiūrėti žemėlapį. Tai žinai. Tokių vietelių, kur reikėjo padirbėti. Ja. Ne, reikia tada imti dešiniau mums. Per serbentus, karočią, plaukia. Va, serbentai, čia. Serbentai. Per serbentus, karočią, plaukia. Čia gali pas mane lys, gerai, čia eina. Į kairę reikia. Karvė varyk. Nežinau, čia bus. Ta stovyklavietė turi būti apigiena, kad per tokius šūdus plaukiant čia atsipirktų šitas visas reikalas, nes prieš srovę kapot reikia. Ai, tu savo. Kas moka estiškai? Ką reiškia šitas telingų magijai? Ieškom stovyklavietės. Nu jo, stovyklavietė tai gera. Čia, malko. Nu. Ir ten bokštas viršui. Ja, panašu, kad nemokam. Tulikas. Nu. Tai ką susirink daiktus, palik baidarės. O, žiūrėk. Ejų pizza, galima užsakyti.
Kažkas estiškai paklausė kažką, bet aš nesuprantu. O taip, karočią, velkam, baidarės ten paliksim, o ten į viršų reiks susinešti daiktus, bet stovyklavietė atperka savo vargą šitą. Gal tu nebevarg. Jo, gal tu jau nebevarg. Pas mus stovyklavietė atrodo šitaip. Viskas išbarstyta, išmėtyta, gerai, kad didelė. Tai džiovinamės. Nes jau iš maišų, tų sausmaišių ten, sakau, tokį drėgną supakuoji, paskui kvapelis pradeda eiti jau toksai, tai va reikia viskas džiūsta, viskas su maistai, šiukšliniai yra, įsimesim visas šiukšlės, labai gerai. Panelės, neturim elektros, tai naudoju. Powerbank irgi tokie jau biškelį tuštėja. Nu, padarom eksperimentą. Valandą laiko, dabar yra 14:35, yra 46%. Panelė, liktai 100 vatų. Saulė pleškina, pažiūrėsim kiek prikraus. Radau vieną dalyką. Pažiūrėsim, Giedriusą pastebės, ar ne? Žiūrėkit, pica, kabliuk. Aš galvoju, kas yra va šitie? Niekaip nesuprantu, kam reikalingos lentynos nulaužytos. Žiūrėkit. Tadam! Eik tu kosmosas, klausyk. Na, tai tau, klausykai, fainai sugalvota. Ir pabandysim va tą, čia yra malkom skaldyt. Tuoj palauk, prasikai. Čia, spėkit, kas yra čia. Yra plaktukas. Tada imi sausų malkikių dava čiužinys, kartono, dedi malką. Na, įsistatai. Genialu. Va. Esat matę tokį dalyką? Aš ne. Nu ir kiek bus prikrovę. O. Dabar yra 55%. O buvo 45, kai pradėjau krauti. Tai valandą 10%. Gal ir neblogai. Ai, tu šitą. Ne, bet norėjau tau siurprizą padaryti, bet aš tau parodysiu. Žiūrėk, spėk, kam tie laiptukai yra. Supratau kam. Taigi yra įlindimas, antras aukštas yra. Žiūrėk. Aš pradžiai galvojau, žinai, kad pastebėsi ar nepastebėsi. Afigėti, ne? Čia gali normaliai atvažiuoti per lietų. Jeigu va tokį suradus, tai čia yra pasaka. Aš kažkaip irgi, žinai, stoviu, galvoju, kas čia per nesąmonė. Lentynėlės, aš galvoju. Aš ir galvoju lentynėlė, bet galvoju, kam išlaužytos jos. Paskui žiūriu kabliukas, atsidarau kabliuką, žiūriu, wow. Nu, šitoj pavėsinė yra kur mėgo. Žemėlapio rubrikėlė prie lauželio Estijoje. Įdomiai. Nu ką, eina savo čia, kol įsiaiškinu, kur aš šiandien, kur mes randamės. Tai esame prie Cigrumae. Kažkur panašiai. Tai dabar plaukiame čia. Plaukiam, atplaukiam iki Estijos, Latvijos pasienio, tada plaukiam čia. Gauja keliauja toliau čia, bet mes prieš srovę
Atplaukėme į kažkur va Cigrumąją, kažkur į va tą vietą. Čia netoli reikėjo kokį kilometrą, gal biškį truputį daugiau. Ir esam va šitoj vietoj. Rytoj vėl grįžtam pasroviui atgal ir lekiam. Čia apie 30 km kažkur tai va šitas pasienis. Tai galbūt pralėksim rytoj šitą dalyką. Na ir tada, jau tada toliau. Tai šiandien prieš srovę buvo ką veikt. Taip sunkiai. Ten, sakau, va iš drono parodysiu kadrus, ten kosmosas, ten sakau, krūmais, krūmynais. Pažiūrėkit. Čia yra mūsų prausykla. Tai turim upės vandenį ir geriamą vandenį. Čia atsukį. Nusiplauni. Reikia prasiskalauti kažką tais. Čia petėlį, pavyzdžiui, ir kažką paėmė. Geriamas švarus vanduo. Užsisukai. Technologija. Iki baidarių yra. Žinai, paliek, va čia kempingas, o mes paliekam baidarės ten apačioje, nėra saugu. Nu, bet tai ką padarysi. Tai pažiūrėkit, kiek reikia pėdinti iki apačios, dar kojas prie to pačio nusiplausiu, upiai, kurios pavadinimas neprisimenu, be šansų ištartinti. Čia kalniukas tai neblogas, da buvo tokia mintis traukt baidarės ten į viršų, bet ne. Upė šita ten, o čia mūsų draugelkas priparkuotas. Tai einu nusiplaunu kojas ir einu į viršų atgal. O čia odų yra, dar signalizaciją reikia jungti, kad... Palauk, reikia kur čia. Po kažkur pamečiau pultelį. Kur tas pultelis? O, čia pultelis. Piu, piu. Na tai spėkit, kur miegosiu šiandien. Ai, pagalvojau, vieną kartą gyvenom. Tai susikroviau savo daiktus. Miegosiu čia. Biškai galiu parodyti, kaip čia viskas atrodo. Čia kažkieno dar dekis, pagalvė, o čiužinukai. Pasiklovau savo šitą kilimėlį.
Pasiklojau mėgmaišiuką, pasiėmiau savo čia kažkokius daiktai. Galvoju, naktį gali būti problema su kuisiais. Tai šitą vat palapinės vidinę dalį įsimesiu, čia yra tinklelis. Tai va taip ant galvos įsimesiu. Bus per ką kvėpuoti ir gal nesuės. Per mėgmaišį taip pat taip neįkas. Kažkaip. Rytoj papasakosiu, kaip sekės. Tai visiems labanaktis ir laukiam rytoj 7 dienos.